O, kaip saulelė šviečia. Tai labas rytas. Sekmadienio rytas. Ne koksas rytas. Kad saulė šviečia, tai nieko nereiškia. Vėjas. Blemba pučia kaip nuo pačio ryto, kaip nežinau. Ir kaip sako Deividas, vėl namuose nėra ką valgyti, šaldytuvas tuščias. Ir mes su Ovidijum kažkur tai važiuojam ieškoti užuovėjos. Kažkur laimės. Tema mano šiandien buvo suplanuota avižadrebis. Nu, bet jeigu rasim užuovėją, jeigu ne, pasiėmiau ir lengvą džigelį, 2 spiningėlius, bandysim prisitaikyti kažkur tai. O tikslas šerys. Vakar apturėjau žvejybą dzūkiškam upėtakį, tai šiandieną atpalaidavęs bulkas savo. Važiuoju savo. Kaip sakoma, nosytę pakrapštyti. Niuchelis nusiteikęs. Kai vis laiką savaitgalis kažkas turi būti blogai. Vakar irgi vėjas, tai vakar dzūkiškam upėtakį kitaip, ten žuovės biški buvo, dabar dar stipresnis ir pučia nepastovios krypties ir žada dieną 14 metrų. Kažkas bus. Kažkas bus. Blemba, ta saulė kaip šviečia. Gerai. Užsukam dar Jonavoj pas Remygai parduotuvę, nes karys nepasiruošęs, nieko neturi nei šviniukų, nei gumukų. Greitai kažką tai nusiperkam ir važiuosim kažkur tai. Aparatukas. O, kaip čia šilga pas Remygą. Įsijungia šilumą lauke. Žvarbu. Gal turi grytkelniam padukų? Neturiu. Turgui tik tai gali būti. Gerai, supratau. Vaikštau kaip batas, atrodo kaip be padukų. Duokite tam kariui kažką nepasiruošęs, visai karys nepasiruošęs. Tik nei 3,5, nei 5 neturi. Rydžių turi, bet nėra gerų spalvų, aišku. Eina savo. Na tai gerai, tada su vazelio. Tada buvo 5. Ką tu gaudys, ten reikia, tai gramą reikia. Gramą. Savo oslę? Savaip sako. Gerai. Lėksim tuoj. Nu jo. Kur rasti užuovėje? Balembački, kaip čia pučia visur. Nu ką darysim, bandysim kažkaip tai prisitaikyti. Nes šiandieną Koskelą užsidėjo naujas britkelnes. Po britkelnėlės Hart. Nauja kepurėlė Hart. Tokios simpotnos. Kaip čia geriau jums parodyti. Čia taip nuo pusę, nuo kelienų žemyn neoprienas. Čia kvėpuojanti medžiaga. Tokios kompaktiškos. Kelienai apsaugoti, jeigu klaupsis, kad nepradurt neoprienuko. Tai šį sezoną testuosim. Ačiū Fishon kolektyvui. Tai va, šiandien reikės bristai. Nuo šios dienos visus metus bandysime pratestuoti. O viso šito gėrio galite pasižiūrėti internetinį parduotuvį fishon.lt. O jeigu netgi patiks, galite įsigyti ir pasinaudoti mano nuolaidų kodu KOSKA. Visą laiką pamirštu pasakyti. Gerai. Naujai apsirengęs, naujas kepuriukas.
Du spiningėliai šiandieną. Pasėmiau, aišku, avižadrebį. Ant marmyšės pabandyti PM4 Hesta Black Star X-Tune. Ir šiam 4. Tai iki 2 gramelių, iki 4 gramelių. Bet nežinau, kaip čia bus ta avižėlė, toks vėjas pučia. Nu, bet vis tiek pasiruošiu 2 spiningėlius. O ant krantelio parodysim, kokias mes šiandieną naudosime naujienas iš Fišono. Avižai skirtas gumas. Gerai, gana čia pliurti. Reikia apsirengti šaltoką. Ovidijau, pagausim ką? Kažkas bus. Aišku, kad bus. Pas mus niekados nebūna. Vėsas, vėsai. Šį kartą laukose nueisim prie tvenkinukų, gal bus ir gerai. Kepuriukas su kuzirku, toks ilgas. Ūti. Užsidėsim akinukus, bandysim naujas britkalnes. Nusileidom į apačią prie tvenkinio, nes ten viršuojant tų pievų šaltoka. Nu, čia tokia radom užuovėje. Tokia balelė nedidelė. Ir ką? Šiandieną ne tik gražiai apsirengęs su naujo kepurytė, su naujom britkelnėm, bet ir turime papildymo Kingfishing gumų skirta avižadrebiui, avižėlių 0,5 gramo ir 0,8 gramo kabliukai 3 dydžių. Aišku, Jaguaro Floriko. Toriai valiuko 0,02. 2 spiningėliai, britvos paruoštos. Tai nežinau, paruošiu tą tai avižai. Nu, guminukai. Modeliukai faini, tokie spalvos liuks 1, 2, 3, 4, 5, 12 spalvų. Čia mūsų 1 colio. Nu, geros spalvos. Reikės išbandyti, kada bus, aišku, geras oras. Vo, ir čia kokių musiukų, slagiukų. Liuks. Tai va, atsinaujinom, atsišviežinom, kaip ir minėjau. Fishon.lt, galite pavartyti puslapį, ten ir taip jau geros nuolaidos, plus mano YouTube kanalo žiūrovai galite pirkdami pasinaudoti mano nuolaidų kodų Koska. Čia žiūrėjau, valandą laiko pliurpiu, reikia greitai ryžtis, nes jau Ovidijus baigė susirišti, tuoj man padarys padrėzą ir pagaus pirmus ešerius. Sako, manęs nefilmuok, aš nefotogeniškas. Gerai, nurišti. Tai, rišam. Rišam suktukėlį, mažytį suktukėlį. Visokio gėrio. Kelių Florika dabar gudrausi čia užryšį? Tas šešėlis koksai. Į nugarą tą saulę šviečia. Sunkiai labai matau. Opt. Pranersim. Reikia žirklelių, aišku. Viskas paskarį po vietoj padėta. Žirklelės. Op. Tai, florikiuką. Jaguaro reikia. Kokių 18 užteks lampačiam. Užteks. Čikšt. Pirmas prasibraidimas. Po tokius džumbrynus. Įdomi tas neoprienas. Kažkaip koja nešala. Bet oras tai šiandieną tai šlikščiausias. Vėjas tas, nafik. Ešerys tai pradės neršti, jau nelabai
Lyg tai bakstelėjo. Lyg tai bakstelėjo. Su avižėlė turbūt šiandieną bus be šansų. Turėjau bakstelėjimą video. Jo. Bakst ir viskas. Nuo toj pažiūrėsim. Ar kartos. Labai vanduo mūtnas. Jis supranti jau turi ant nosies pakabinti. Dar tas vėjas, nafig. Kažką video turiu. Arba lydeką. Greičiausia lydekas. Oi, gerai, kad yra britkelnės. Ovi. Lekia kažkur tai lekia. Gal uždėjau pavadėlį 18. Dar uždėjau pavadėlį 18. Bet jeigu lydekas čia geras. Ovi! Na. Koks tu čia didumo? Kokių 3 kilų? Arba taip atrodo. Gerai, kad britkelnė, žinai, gal paimsiu. Jeigu nenukas. Savak tik tai. Oi. Dar pavadėlį uždėjau 18. Pavadėlį dar uždėjau 18. Koks čia didumo. Oi, kaip jisai lekia. Oi, kaip jisai čia lekia. Tur. Kai vakarykščiai upėtakiai. Nu, pažiūrėk, koks didumo, nes negaliu pakelt. Šiaip, tokiu atveju gerai ir čerpokėlis būtų, Dugnu negaliu net nieko padaryti. Oi. Pažiūrėk koksai. Kaip jį paimti? Kaip į tokį krokodilą? Kur tau čia? Mašina. Kur tu? Ojetus. Matai, kurie stovi, jau jie krūštis nori. Oi, pažiūrėk koksai. A tu matai, koksai veršis. Gal kaip nors, dėdė. Gal kaip nors tave. Hebra. Kur tau? Pažiūrėk. 0,18. 0,18. O čia tai kaifas, hebra. Ir britkelnės panaudojau. Reikia paleisti. Kaip tau varklys. Opa! Adrenalino
Geras. Spiningukas iki 4 gramų. Valas 0,02. Pavadėlis 0,18 ir 2 babka. O skaitau. Dar ten turėjau vieną krapštį. Grįšiu aš ten į pakštį. Pasiūlysiu dar. Nu tikrai kokių 3 kilų. Sunku tą užuovėją šiandien rasti. Vieną kitą užuovėjėlę, bet šiandien tai įsibėgėjo vėsai žiauriai. Ešeriukų nerandam. Bonusas prašovė. Ir viskas. Važiuosim į kitą vietą. Bičiuliai, atsidariau su avižėlė. Šapaliensas. Nu, užskaitau. O, plium. Radom tokią užuovėją. Nu, bandom marmylinti. Na, ten va, pliumt. Net nustebau, kaip timtelėjo. Reikia ten dar į griovaitį paeiti. Tokį griovukas. Grįžta žuvis? Aha, iš šapaliukas yra, žiūrėk, matai. Yra gyvybės tam griovelį. Ja, kaip sakoma. Ir šapalensas vaikšto vienas nemai paaugęs. Gal, o, domisi dažiuosi, kad ateina šerys, a ne? Aš jau, bičiuliai, antrą ant marmiškės, ant tantutės. Nu ką, reikia manem pasispasalit. Kokį dar leščių įkalt. Dar leščių įvaryti ir būtų... O, vo! Kalė? A, matai? Kokį ten spalvą uždėjęs, gal sakau, reikia su spalvom pažaisti. Ką? Šakelė, ką? Ai, šakelė? Su šakelė tai jo. Biškių reikia pagudrauti, čia uždėjęs, matai, tarakoną. Nu, kingfishing. Ką mes čia galime pasiūlyti? Kokį musiuką gal? Kokį pimpaliuką? Kas įdomės čia? O, va šitas bus geras. Nu, užuovėje radom 3 žuvytės pagavom. A ne, video. Nu ką, bičiuliai, ir didysis ešerys užkybo. Radom kur pamarmylinti. Gerai. Bet matosi čionais ir kuojų gražių išlenda. Karšiukų gal tik ta saulė. Ta saulė gal tik tai maišo. Gal ta saulė negerai. Girdit koks vėjas pučia. O! Čia jau balta žuvis griebė. Nu ką, įsivartysim gal iš gaidžio.
Gražiai timtelėjo. Karšiukas. Atvažiavo patikrinti gamtos apsaugą, įsivaizduojat? Netgi iš Šiaulių. Patikrino, gero poilsio. Bičiuliai. Karšiukas. Pamarmailinau. O. Liulioris. Pamarmailinom. Ir gamtos apsauga patikrino. Opa. Raudikė. Procesas. Procesiukas. Kiek kitą grioviuką žuvies prie sluoksnis. Ir gražių yra, bet kaip ignoruoja. Pagal kelis karšiukus tasim keletą šapaliukų, bet galbūt apsiniaukia, galbūt kitaip. Opa! Turėjau kibinėlį. Bet svarbiausia, domisi. Seka iš paskos. Bičiuliai. Au. Šapalensas. Šapalensas. Timt. Timt. Opa. O. Čia kažkas stambesnė. Oi, karšiukas. Karšiukas. Bet ne už ten, kur reikia. Už pelekėlio. Nu ką, linksma? Taip, kad čia uždėti. Oi, koks mažytis pimpalytis. Mažytis. Ups. O. Mir. Aš jau darausi karšinis specialistas. Jau ant karšių moku. Matyliuką. O, matot kokie? Asnargliotas. Jetau. Bre! Asnargliotas. Matei, kaip užlenkia? Nutraukiai? Nu tai. Specialistas. Ух ты, тимт.
Norėjau į kadrą pagauti, nu blembaškai. Milicija. Lęšių taškelis. Na, kur lęščys. Ach, tu žiurkienas, nu dar 2 metimai. Esu. Paprašysiu aš jūsų pavyzdimą. Man respublikinis, čia didesnis juodas, ne? Man davė tas mažytės, o pats va. Eik, tai. Gaudiniai. Na ką. Na, gražu. Jau tai padodo kaip ant lėkštutės. Nu, važiuojam. Niurkt. Nu, ir dar vienas metimėlis. Nu, kada čia pagausi žulė kabą, nu tai kur nesiskaito. Nesiskaito. Opa. Tas metinis tavas, tas kažkaip kitaip įsivaidys, ne? Kaip siūlstas, ne? Matelė. Ant mateliuką. Ai, tas valas? O. Kažkoks japoniškas, bet jisai nepintas. Toksai kažkoks. Jo. Nu ką, paskutinis metimukas. Nes namuose reikia pasiruošti toj darbelį. Dzūkiško upėtakio pavalgyt Svetulė iškepė. Čia gal tiktų tas raudonas, žinai. O, tiek kiek timtelė. Saulė šviečia. Labai šilta, tik mašinoje, ne lauke. Viskas, baigiam su Ovidium pasirodymą. Nu, kaip čia pasakius. Žvejo vardą apgynėm. Žvejo vardą apgynėm. Pagavau bonusą. Aišku, šitą bonusą būtinai chebra vieną kitą laiką pastatykit, nes su tokiu įrankiuku aš su juo taip normaliai susitvarkiau. Kaip ir sakiau, pabandysiu su aviža ir dar su aviža pamarmilinau. Pagavau keletą žuvyčių. Ir finiše pabendravom su gamtos apsauga. Žinokit, buvau nustebęs. Kaip aš sakau, radom tokią užuovėje, griovį, džiumbryną, šiukšlynas, ten, nu, bėbrynas. Ten žmogus kojos nekelia. Atsisuku, gamtos apsauga sako, labą dieną. Sakau, labą dieną. Kaip kimba. Sakau, nieks nekimba, kaip jūs čia atsiradot. Tai sako, mes čia kontroliuojam. Nežinau, ką jie čia kontroliavo. Gal kokius medžiotojus norėjau pagauti, kad kokį bėbrą ten tykoje prie bėbravietės. Bet kad mane patikrintų griuvy per 10 metų pirmą kartą, aš buvau žiauriai nustebęs. Tikrinu, mane jau baudė. Ovidijų jau baudė, vedė bausti. Griuvys per mišti gali, respublikinis bilietas galioja visai net tvenkinį. Jau vedė bausti. Bet kai dėdė biški žinau įstatymėlius, tai ir to nenubodė Ovidijus. Nu taip, biški taip humoro dėlę pasijuokėm. Sako, kaip visą sako, gero poliso, sako, nu, ačiū, sako, viso gero, ate. Tai va,
toks varis sekmadienis. Važiuojam nors su nuotykiai, su gera nuotaika. Tai va, bičiuliai, susitiksim po savaitės, vėl savaitgalį kažkur tai. Gal jau valtį kažkaip bandysim įleisti į vandenį, nes šiandieną gal būtume plaukę, bet jau vėjas uraganinis, tai kentėjom tai va, šudeliavom, slėpėmės, pabandėm. Viskas. Susitiksim ant vandens jau kitą savaitgalį. Nu ką, video te? Ačiū.